Tai ką šnekėsim dabar, kad čia viską išsišnekėjau? Tai pradžioje tai sveiki visi. Po savaitgalio atsigavimo, po savaitgalio vestuvių sveikiname su neištesėtų pažadu, kad vasarą pasirodysim su daugiau podcast'o. Bet ruduo ir grįžtame. Deja, kaip matėt, mūsų paskutinis podcastas, kuris buvo išleistas truputėlį su trukdžiais, leidosi, kol pasileido taip, kaip turi būti, tai tiesiog pasikalbėjom, nusprendėm, kad tikrai vasarą nereikia mums čia persistengti, verstis per galvą, tiesiog susikoncentruoti į darbus ar ne, ką ir darom dar iki šiol, nes dar mums sezonas nesibaigė, šiandien yra kuri diena, rugpjūčio 27. Tai dar sezonas vis vyksta, mes pavargęs tu pavestų ar ne? Aš tikrai gal balso neturiu, nes man 4 vestuvės buvo praeitą savaitę, tai toks balsas yra dingstantis. Tai gerai, mažiau šiandien šnekėsi. Šiandien viskas tavo, žinok. Praeitą kartą, kai filmavom, čia aš daugiau kalbėjau, dabar tavo bus. Tai kur vakar turėjai vestis? Vakar turėjau Jiesios pakrantės, tokios sodybėlės. Šiaip aplankėm labai daug vietų praeitą savaitgalį. Daugšegiras dvarą, apie kurį turim epizodą, kurį galite pasižiūrėti. 4. podcast'e. Ar tikrai? Ar ne 5? Mes jau 5 turėjom. Jo, man atrodo 5, žinau. Nu tai tada, jeigu turėjom 5, tai 5, o jeigu 4, tai 4. Peržiūrėkit visus ir ne. Jo, jūs žiūrėkit visus ir žiūrėkit, kur yra apie Daugšegiras dvarą. Taip pat jo, tai Krikštėnuose buvau, taip pat buvau ir Bisenoj, savo mylimoji, kurią labai mėgstu, ir taip pat vakar buvau tos Jiesios ar Josios, labai atsiprašau už pavadinimą, tai viskas man. Tai šitos nemėgsti, nes neprisimeni pavadinimą. Labai sunkus pavadinimas yra man asmeniškai, kaip šveplam žmogui. Tai o tavo vasarėlį, kaip tavo savaitgalis šitas? Kur buvai? Aš buvau Kaune trečiadienį. Tiesiog darbo dieną dirbau, kas yra labai fainiai, kas man tikrai patinka, kada savaitgalis gali būti laisvesnis, bet nebuvo jisai labai laisvas. Šeštadienį dirbau Mažeikiuose ir sodyba buvo Plungiai, tai labai arti. Negalėjau patikėti, kad taip greitai vakar grįžau, nors šiaip važiavau valandą iš Plungės, nes buvo žiauruminis rūkas. Nu, ir daug yra bio greičio vidutinių matuoklių, noriu informuoti. Taip, ir apie tai. Ir beje, autostradorių yra atsiradę belė kiek. Tai važiavau su Vickos mašinai, įdomu, kiek bus baudų gavęs. Pasitikrinsim, ar veikia, ar jie buvo vidutinio greičio matuokliai, ar tik momentiniai matuokliai. Aš važiavau, lyg jie būtų momentiniai, ir beje, jų veizas irgi neruotų dabar dar. Tai okei, tai gerai. Kaip mes ir kalbėjom su Veta dar prieš podcastą, toks gaunasi kaip ir antras sezonas, aš galbūt labiau tokios vizijos esu, kad tiesiog tie video eitų ir viskas būtų smagiai, bet reikia aptarti, ką mes turėjom šią vasarą, su kuo kovojom. Dar tu neaptari, ar aš gražiai šiandien atrodo. Labai gražiai ir žinau, kad mums reikia už tavo grožį padėkoti. Tai padėkoti Laura make-up meistrai iš Klaipėdos. Žiauriai faina, aš šiaip niekada pas ją nesu dariusis ir nesu kol kas siuntusi nuotraukų, bet dabar supratau, kad čia yra labai fainas salonėlis jos, labai tokia šiaip moterytė, labai faina ir makiažas yra tikrai vienas geriausių, kokius man yra kada padarė. O koks adresas gal žinai? Daukanto 11. Tas naujas pastatas žalias, kur yra Klaipėdoje, iš vidinis kiemas, pro šlabaumą praeinate ir tada ieškote Lauros make-up durų. Va, tiek, super, va, pagyrėm. O dabar pakalbėkim apie tai, su kuo susidūrėm sezono metu. Tu planelė paminėjai 2 dalykus, aš dar papildžiau 3 ir manau, kad visiškai sutinkam visi su tuo. Tai apie orą vestuvės. Jo, šiemet tas oras yra visoks. Ir lietus, ir karšta. Ir ką tu ten sakai, kas? Širšės. Širšės. Ar buvo tavo įkandus širšė? Man nebuvo įkandus, Gabrielį mano varšį buvo įkandus, dėl to, kad mes, kadangi būnam prie bažnyčios su to staliuku, viskas super, tai tikiu, kad daug turėjo tiekėjų, tikrai nepabijosiu žodžio problemų, ypač tokie kaip mobilūs barai. Vieną iš kolegų storyse mačiau, kaip Mindaugo vilose buvo kova su širšėmis. Mes irgi turėjom savo tam tikrų, tai
tikiu, kad tiekėjai ne tik kondicionierius įsitrauks, kas dar neturi arba pas ką silpnai veikia, bet taip pat ir savyginos priemonė nuo širšių. Įdomu, kas turėtų būti tos savyginos, kokie mušeklių daug, ar yra kažkokie tai aparatai. Šiaip tai beje, mes nusipirkom labai fainą aparatą nuo odų, nes pirma vasaros pusė buvo bėda su odais, o dabar yra su širšėmis. Tai jisai buvo labai geras, toks brangokas aparatas, bet neatsakysiu koks, nes žiūri ir jau nori, kad pasakyčiau, neprisimenu. Aš galvoju, kad aš ne tai, kad pasakyti, aš dabar galvoju, kad integraciją galime ir senukam padaryti reklamos. Tiesiog, jeigu yra, gali ne tik vestuviniai reklamuotis mūsų... Jo, galėtume tokius visokius... Galima jūsų švarką pakabinti. O tai gražiai ant laimos mūsų įkabo ir reklamuojasi. Jo, Laimutė šiandien su mano švarku, nes pamiršo apsirengti. Taip, į karštą buvo. Tai kad Aurimas žiūrėtų į teisingą pusę į kameros, tai Laimutė yra aprengta, nes kitaip matytume tik Aurimo pakaušį šiandien. Taip. Ir galbūt mums reikėtų S raidę dėti ant video, kas nėra gerai būtų. Bet viskas čia gerai. Super. Kai kurios moteris taip ir vaikšto gatvėje. Bet taip ir tikėtina, kad dauguma moterų norėjo vaikščioti rugpjūčio pirmoji pusėje. Aš norėjau. Ir dabar dėl to, kad buvo žiauriai karšta. Buvo labai karšta. Bet, sakykime, Liepa tai buvo tikrai ne kažką ir mano daugelis vestuvių dėja buvo Lietuje, bet aš kuo džiaugiuosi, kad turėjau tikrai jaunųjų, kurie šoko Lietuje, tiesioginė to žodžio prasme, turėjau Varonėje vestuvės, kur nuotakai nebuvo jokių kliučių jos vestuvėm. Jei buvo nesvarbu visokie ten gal nepasisekė momentai ar ne, ten suplyšo, pavyzdžiui, nuometas ir jinai paėmė, nusiplėšė tą nuometą, sako, Dzintas nuometas, ši yra šiandien mano diena ir aš ją sugersiu ir aš net nufilmavau ir buvau pridėjusi istorijų, kaip žmonės šoka Lietuje, tiesiog terasoje, ruonio ir tos emocijos buvo maks geros, tikrai. Čia galbūt tik tai yra parodymas porom ir svečiam ir ypač nuotakam jauniesiams, kad nereikia prisirišti prie to oro ir negalvoti, kad čia lės, čia bus karšta, nes gero, kaip sakyti, to tokio tobulo oro visiems tinkančio tikrai nebus, nes pasidarykit tiesiog tą viską iki tolo ir tiesiog mėgaukite šventę pačiu. Taip, šiaip aš turėjau jaunų ir kur norėjo, net kad lytų. Tikrai buvo, beje, 2 vestuvės buvo iš eilės, ten pat panašiai turėjau 2 nuotakas iš Plungės. Abiejų vestuvės buvo sodyboje Maudutis ir, žodžiu, pirmą dieną mes turėjom ten su užsieniečiais, kada buvo ceremonija lauke, prisimenu, aš ten dailininkę turėjau pasikvietusi, išbandinėjau šitą paslaugą. Tai aš iki paskutinės minutės neruošiau nieko ceremonijai, nes lijo. 15 minučių lyja, 15 minučių saulė, oro prognozė rodo, kad nelis, kad, žodžiu, oras turėtų būti geras, tai visi į mane žiūrėjo tą 15 minučių. Įveta. Tai ką darom? Gerai, tai sakau, lauke darom. Turit skėčių? Svečiai? Ne, neturim. Tai okei, jeigu labai lysim, žodžiu, į vidų, bet kaip tik nuo ceremonijos lietus nustoja, pasirodė saulė, buvo tikrai tobulas oras, tai jaunikis sakė, kad aš esu kažkokia ragana arba su velniu pasirašė sutartį, nes sako, mes negalėjom patikėti, kad galėjo tai pasikeisti ir, žodžiu, viskas pavyko tobulai, o kitą dieną nuotaka sako, aš noriu, kad šiandien nebūtų karšta ir kad bent truputį lytų lietus. Tai vat ir buvo tokia diena pagal ją, mums ten netai buvo svarbu ar ne tos oro sąlygos ir jai netgi šiaip buvo karšta, nes jeigu ir tu pastebėjai, nuotakoms ir jaunikiams dažniausiai būna karščiau nei visiems kitiems tą dieną. Taip. Jie ten vėdinasi, tai aš šiemet sezonui išsipirkau vėduoklių. Tai visomis karštomis dienomis dalinau vėduoklės tiek ten mamoms, tiek svečiam, tiek nuotakom, tai jau esu pusę išdovanojus, bet šiaip žiauriai geras dalykas, tai patarimas yra nusipirkti, net jūs galite nusipirkti jau tokį maks, ar ne, padaryti servisą. Yra geras dalykelis, mes turėjome vienas vestuves Kaune, jeigu neklystu, Jonavos rajone vyko visiškai lauke, dreskodas buvo visiškai juodas.
Tai tikrai buvo, taip lengvai tariant, šilta. Man pačiam vestų smokingų buvo, tas smokinginiai marškiniai, storesni yra, to šilumos tikrai yra. Tai visos damos, čia vestuvės buvo žiauri fan iš tos pusės, kad jaunieji šiek tiek vyresnio amžiaus, visi svečiai, turime tiesiog atvažiavo švęsti, mėgautis, vedoklytės buvo ledas. Ir tokie dalykai man yra labai smagu ir tikėtina, kad žiūrovai yra smagu, kad jis gali sužinoti kažką naujo, nes tu paminėjai savo prieš tai tam dalyką, kad veduoklis, yra kažkas naujo, ką reikėtų pasigalvoti. Ir kitas dalykas, apie ką pakalbėjai, tai apie tą piešinį. Taip, tai patiko aš žodžiu, naują pasiūlymą išbandžiau pati, nes man ta mergina parašė, kad jinai seka mane Instagrame ir jai labai patinka, žodžiu, ką aš darau, kaip aš kalbu ir sako, gal jūs norėtumėte savo planuojamose vestuvėse ir aš pradėjau galvoti, žinai, kur, nes bažnyčiai kaip yra, aš suprantu, kad nespėsi ir ten ir taip toliau, tai aš galvoju, kuriuose vestuvėse, ir kad jauniesiam, žinai, patiktų, nes čia gal ne kiekvienam tas paveikslas, žinai, bus tinkamas dalykas, tai ir pasiūliau būtent šitiem, nežinau, kad užsienyje tai yra populiaru piešti ceremoniją. Tai to paveikslo dėja nupiešti mergina nespėjo, nes ji iš Vilniaus atvyko traukiniu ir paskui mes ją turėjom tam tikrų momentų išvežti. Tai dėl lietaus jinai negalėjo nusifotografuoti, norėjau pasakyti, nusipiešti tos ceremonijos pradžios, nes jos buvo toks tikslas, jinai atvažiuos, pradės piešti, kaip ten padekoruoti ir taip toliau, tada tiesiog įpaišys žmonės, ar ne? Bet jinai nespėjo, tai paveikslą gavo jaunieji šiek tiek vėliau, bet gavo. Taip, gavo. Tai šita mergina beje vadinasi tapyba ant sienos, jeigu kas nors norėsite šitą paslaugą išbandyti. Beje, šiemet aš buvau ir svečias vestuvėse, kas buvo žiauriai fainai ir tu, man atrodo, buvai. Tai kaip man, žinok, Aurimai patiko būti svečiu. Aš po tų vestuvių... Aš mačiau tavo Instagram'e, kad tu turi menį... Parašiai tokį, kad... Jo, aš negalėjau patikėti, kad man pavyko atsijungti, žinai, išjungti tą planuotojos mygtuką, nors pradžiai ceremonijos metu ir nuo ryto aš buvau tokia persitempus, persitempus turbūt labiau nei kad važiuoju vestuvės dirbti, nes aš, žinai, negaliu kontroliuoti, nieko nežinau, mano vyras vėluoja, mes galvoju, pavėluosim tą ceremoniją, aš jam ten skambinu, sakau, aš noriu pamatyti bent kaip nuotaka ateina, sako, jeigu mes atvažiuosim į vietą pusvalandžio anksčiau, sako, tikrai tu atsimsi visus žodžius, ką tu man šiandien pasakė, aš jau jį ten buvau, žinok, užknisus. Ir mes atvažiavom 20 minučių anksčiau. Sakau, bet iški turim pasėdėti mažinai. Bet, žodžiu, buvo labai faina, šiek tiek keista, kad visa ta tie darbuotojai ar ne personalas, tai yra mano geri pažįstami, kur tikrai ne vienas vestuves esam šventę ir man atrodo, ne prie kiekvieno svečio tai prieina, žinai, pačilint, bet tas buvo dar fainiau. Ir aš tikrai maks pasiėmiau ir nebuvau tas svečias, kuris kažkaip kritikuoja ar ne, kuris nepatenkintas, aš kaip tik supratau, kad faina yra būti svečiu. Jeigu svečias atsipalaiduoja, tai jam visos sąlygos, viskas tinka. Beje, ką pastebėjau, būdamas svečiu, kad norisi tų pertraukų, kada tu gali pačilinti. Juolab, kai laukia yra geras oras, tai per daug programos yra tikrai negerai, nes galiu atvirai pasakyti, kad aš viename grupės koncerte iš vis net nebuvau, kurie ar ne... Vienas taimas kalba. Jo, vienam taime, nes tiesiog aš norėjau atsipūsti, pačilint, pašnekėti su svečiais, išgerti ramiai kokteilį, nes mes ten turėjom daug laukia čilzonų. Tai, žodžiu, buvo žiauriai fainiai. Va tas dalykas apie tas pertraukas, tai jo, mes irgi buvome draugų vestuvėse ir su Gabrielė buvome ir liudininkais, čia iš viso dar buvo ten toks atskiras dalykas. Ir
galbūt buvo pačiam, kaip ir tu sakai, kad tau sunku, tai man dar tas liudininko tas dalykas ir aš galvoju, okei, reikia kalbą sakyti, bet reikia, kad neskambėčiau kaip sveiki ponės ir ponai, kad Haris vedė, tai labai gerai pravestos, puikiai. Ir aš supratau du dalykus. Tai vienas labai sutinku su tavim dėl pertraukų laiko. Faktas, kad vedėjas turi stebėti, turi minį, ar ten planuotojas stebi, vedėjas stebi, kiek svečiui reikia to laiko. Taip. Ta programa, kaip aš mėgstu sakyti, jinai būna tokia plastelininė. Ir kitas dalykas, kad žmonės įsirenka tokius paslaugų tiekėjus, kokių jie patys nori. Turiu minį, kad, čia kažkada buvo gal prieš kokius metus ar ten 2, aš ten noriu turėti, nežinau, kuo daugiau vestuvių vesti ar dar kažkokio, bet tas, kad kiekviena pora randa tą savo žmogų, o kai randa, tai vestuvėse žiauriai pasijaučiu, nes tose vestuvėse buvo tikrai daug dainų, buvo rondo, mama su nuotaka buvo įrašą padarė jaunikiui kaip staigmenos dainos, pats Haris dainuojantis yra, tai ten nedainuojantis vedėjas būtų atrodęs, ne ten. Bet šiaip nežiūrėjai iš tos, ar nedarbinės profesionaliosios pusės, kas ne taip, ar tu irgi atsipalaidavai, pavyko atsipalaiduoti ir pabūti tikrų svečių? Vienintelis dalykas, ko nepavyko padaryti, tai čia tikriausiai iš svečių vėliau gavau lūpt, bet nes visos programos matau tikrai ten buvo smagu tiesiog žiūrėti, kaip viskas vyksta, kaip kas, ten paguršnuot viskas ir ten šiaip veikti. Bet baigė vedėjas programą, grupė baigė, didžėjus groja ir apie kokią 2 valandą nakties, ar apie kokią 1:30. Tiesiog su Hariu kalbėjom, tai sakau, tai, žinai, sako, aš davai greitai persirengti, aš irgi nuėjau su į kambariuką ir vėliau atėjo ir Gabrielė. Tai mes ten kokią 1,5 valandos tam kambariukė buvom. Tai apkalbėjom tenai viską, kaip ten kas, kaip ten ką, kaip reikėtų, kaip ten nereikėtų. Ir grįžom beveik kokią 3:30 ryto, realiai tą 1,5 valandos prabuojo kambariukė su visais svečiais. Ir gavom struškių, kad pabėgom nuo svečių ir jiems. Bet yra, ne tas, bet fainai yra įeiti, kai tu esi svečias į tą kambariuką. Aš neturėjau ten toj vietoj kambariuko, nes tai buvo kupolas, tiesiog lauke visi sėdėjo, nes geras oras, bet, yra fainai. Bet aš kažkurio momentu galbūt jau tam einant į valandą į galą supranti, kad gal nereikia taip daryti. Turiu minį dėl to, kad ir pats atrodai, galbūt prieš svečius yra nepatogu, nes vis tiek noris ir švęst, o su tais nuspėjęs pakalbėti. Nors po tų vestuvių, po to pokalbio gavau iš Hario rekomendaciją būtent vestuvėm, kurios praėjo labai labai smagiai. Tai nesakau, kad buvo tikslas, nežinai, čia susidraugauti. Buvo tiesiog tikslas pasikalbėti, pasižiūrėti, koks požiūris ir aš manau, sveika, atsakysiu gal taip, sveika būti kaip svečiai. Ir šiaip yra labai sveika, nes gali pažiūrėti iš svečio pozicijos, ar ne, mes dirbam, atsiranda tam tikra struktūra, ar ne, kuri su laiku jau gal nebeveikia ir kartojasi. Ir galbūt reikia pabūti karts nuo karto to svečiu, kad suvokti, ko reikia ten. Pavyzdžiui, aš tikrai buvau keliuose renginiuose, kur buvo labai didelis skirtumas. Tarkim, renginio pradžia, ar ne, kai tave sutinka kažkas ir tau paaiškina, kur tau pasidėti daiktus, kokia dabar bus veikla, ar ne, kaip ir vestuvėse, ar nesutinka kažkas sodybos ten personalas ar koordinatoriai, kur tau viską paaiškina, kur nėra to pasimetimo, arba kur ateini ir tu net nežinai, kur tau eiti ir kas toliau. Tikrai yra to tokio neaiškumo ir pasimetimo. Kalbant apie svečius, kadangi mes patys pabuvom svečiai, kitas punktas, kuris man šiaip buvo labai įdomus, mes jį apkalbėm, kad apie svečius vestuvėse jų elgesį. Taip. Aš nelabai turėjau tokių dalykų, gal čia labiau tavo yra dalykas. Jo, čia mano, matai, aš daugiau matau, todėl kad mes dažniausiai sutinkam, ar ne, tos svečius. Kas vyksta sutikimo metu, tai yra tikrai dalis svečių, kurie nėra tokie mandagus ir jie įsivaizduoja, kad ar ne personalas, tai yra tik darbuotojai, o jau čia užsisakėjai, atvariai ir žinai, gali daryti, ką nori. Tarkim, buvo vestuvėse, kad atvyko moteris
Ir jai mano asistentė pasakė, kur yra jos kambarį, žodžiu, kur jinai gali pasidėti daiktus, jinai sako, kur aš norėsiu, ten ir aš, žodžiu, miegosiu. Ir jinai nuvarė, tiesiog pati išsirinko kambarį, nors tie kambariai yra paskirstyti. Ir kas juokingiausia, tai pasirinko tą kambarį, kur nakvoja personalas. O kaip baigėsi? Ten ir nakvojimai? Žinok, nežinau, tiesą pasakius, kaip baigėsi, kaip ten buvo išsiaiškinta, žinau, kad ten sodybos savininkai jau užsiėmė šito reikaliuko, bet tiesiog buvo juokinga išgirsti tą pačią istoriją. Arba kažkada vėl apie tą patį, žinai, punktualumą. Punktualumas yra ne tik, kad nevėluoti, bet punktualumas yra ar ne ir ne per anksti atvykti. Nes aš kažkada jau Instagrame irgi dalinausi tuo, kad, tarkime, jeigu vestuvės yra šeštadienį, tiekėjai pradeda ruoštis nuo 12 arba 1 valandos dienos. Kodėl? Todėl, kad prieš tai vyksta sodyboje ar ne kita šventė, tai žmonės išvyksta 12 valandą, tada sodyba turi susitvarkyti, paruošti kambarius, tuos 50 žmonių ar ne. Tai įsivaizduokite, kiek užtrunka sutvarkyti vien kambarius, paruošti svečiam, čia ne tik salę, tu turi nudekoruoti, tada iš naujo turi padekoruoti, bet kai kurie svečiai tikrai šito dalyko nesupranta ir yra buvo taip, kad nurodyta kvietime atvykti 6, o jie atvyksta 3 valandą. Ir kas čia atvyko, mes žiūrim, kas čia atvažiavo, gal kažkas iš personalo, žiūrim svečiai. Ir jie taip naglai pradėjo mums aiškinti, kad čia gyvūniai užsisakė šitą sodybą ir jie gali atvykti, kada čia nori. Jie eis ruošti, žinai, toj sodybai, o kambariai tai neparuošti. Ir mes ten gavom tikrai nuo jų velnių, kodėl čia žodžiu tai blogai suorganizuota. Tai jeigu būsite vestuvėse svečias, tai tikrai šitaip nesielkit. Aš nemanau, kad čia tiesiog yra, tu turi gerbti ne kiek, galbūt čia ne personalą, bet jaunuosius, nes mes žinom, kiek darbų įdeda iki tol. Sudėlioja tą planą, skambučių yra daug, ne tik šiaip susidėlioja planą, jaunieji pagaliau randa tą aukso viduriuką. Ir jie tikrai, kartais žmonės turi tokią, aš sakyčiau, tokia tūpa, kažkokia situacija, kur mum yra buvę tikrai ir prie bažnyčios, kur ateina informuojama apie laiką, dabar iš viso visada stengiamės ceremonijos metu pasakyti, tada laukiam, nuo tada iki tada atvykit, tada jaunieji, taip panaip, viskas toliau. Tiesiog dar vienas toks priminimas, kad išvengtume ir nemeluosim, kad išvengtume ir tų svečių, kur aš įjungiu durnelę veidą ir sakau, ai, tai 5 reikėjo atvažiuoti. Nieko, mes čia valandą palauksim. Ir tiesiog svečiai būtų informuoti. Ir tikrai, iš tos pusės, kai dar būna kokie ten tėvai atvažiuoja anksčiau, bet, aišku, aš neteisiu, bet kai būna kokie, čia mes prieš podcastą minėjom vardą Vanda, tai kur atvažiuoja, nežinau, teta Vanda, arba ateina prie bažnyčios, prie nuotokus, tai ką man dabar veikti? Pone, jūs esat Lietuvoje, visi kalba jūsų kalba, jūs atrodot nuostabiai, kad atsigerkit kavutės, būtinai turiu minėti. Su per anksti, tai man yra pačiam, mes ir su savo komanda kalbėjom, kad nemalonu yra prie svečio, nes Hebra tikrai nepasipuošia, jungia tą aparatūrą, čekinas visą ką ir ypač kai grupių būna čekai dar prie svečių atvažiavimą, tai toks gaunasi, kad net nesuprasi, kas. Taip, tiesiog šiaip čia yra nepagarba tiek jauniesiams ar ne, nes su svečiais personalas ir visi tiekėjai tarėsi su jaunaisiais, viskas yra aptarta. Ir turėtų viskas vykti pagal tą planą, tai nereiktų kažkaip jo iškraipyti ir gadinti kažkam nuotaikos arba savo pagaliu, ar ne? Taigi savo irgi susigadini nuotaiką tai besielgdamas. Arba tada reikės, kaip Iveta sakė, ir savo pradžioje istorijos tiesiog 20 minučių laukti automobilyje. Taip. Ok, yra įdomus dalykas, čia, nežinau, vestuviniam pasaulį, gal lengviau nuo idėjas, gal neįvardinsim žmogaus, bet kas norės, tas supras, kas nenorės, nesupras.
Yra pagarba ne tik iš svečių pusės reikėtų būti, bet ir iš tiekėjo pusės, sakyčiau, pagarba, nes įdėjo porą tokių faktorių, aš prisiminiau vieną ne iš savo pusės, bet pavyzdžiui situaciją, apie kurią galvojau, gal nepasakosiu, nes čia mūsų dalykas, bet reikia papasakoti. Tai, pavyzdžiui, trečiadienį mes turėjom vestuves, jaunieji gal žiūrėjęs podcastą, jau gal nebus tiek aktualus vestuvių, bet aš atsiunčiau hebrai savo, kur turėtų būti vestuvės ir didžiai nesusitarė, kuris tiksliai važiuoja ir taip gaunas, kad niekas nevažiuoja į tas vestuvės. Tai man esant ceremonijos metu skambutis yra iš didžiai ir sako, man atrodo, visi sakė, kad aš, bet gavus, kad niekas. Tai atvažiavome į šventės vietą, vos nesusilikus svečiam iki atvažiavimo gal 30 minučių. Bet kadangi Daukšiagirės dvare čia viskas vyko, tai dar yra ekskursija, tai per tą ekskursiją mes sugebėjom viską susijungti. Svečiai to nepamatė, visakas, bet to streso buvo. Bet tu turite įspręsti, kad svečiai nepamatytų. Taip pat su kuo yra tekę susidurti, kad turėjom šiemet situaciją, kai vis tiek Instagramas yra ta dalis, kur tu kelis storiukus įvairiausius. Užsukinėk tą butelį, nieko tokio girdėsi. Aš tiesiog gavau pastabą. Tokia buvo, kad ateina prie manęs vienas iš tiekėjų ir sako, nefilmuokit manęs, jeigu galit. Aš šiandieną turėjau būti kitose vestuvėse, bet man susidubliavo renginiai. To pasitaiko, tai nėra smagu, bet aš žinau, kad Iveta turėjo kitokią patirtį. Tai aš pasakysiu dar apie save, ką aš šiemet padariau, kad aš sudubliavau netyčia savo vestuvės. Tiesiog norėdama gero jauniesiems padariau savo blogiau, kad pasidariau netyčia, tikrai nenorėdama, nesitikėdama 2 vestuvės vieną dieną. Ko šiaip pas mane pasitaiko tyčia, ar ne, o čia buvo toks netyčia, kur jau pasirašėm visas sutartis ir aš žiūriu, kad, o Dieve, tą trečiadienį ten buvo darbo diena, kur tikrai aš negalvojau, kad aš galiu turėti, aš neprisimenu. Nes, man atrodo, šitos vestuvės. Kur mes dirbom. Ir bet abiejose buvai? Abiejose buvau, bet man buvo žiauruminis šiaip stresas, nes turėjau tikrai pasakyti vieniems iš jaunųjų, kad nebūsiu ir man buvo tikrai labai sunku tai pasakyti. Ir netgi tai pasakius ir sustrategavus viską, suplanavus tobulai. Tobulai buvo. Ne, viskas super. Pagirti. Ten, kur aš nebuvau. Galėsim įdėti atsiliepimą, nuotakos. Jo, ten, kur aš nebuvau, aš tikrai buvau žiauriai maks pasiruošusi. Važiavau, tiesiog rinkausi vestuves, kur man nežinomesni tiekėjai ar nedirbo ir kur sudėtingiau viskas atrodė, kad galbūt tik aš sutvarkysiu tose situacijose. Tai aš iš to streso, iš to pergyvenimo, taigi išvažiavau iš ten tų vestuvių, jau atsisveikinu su jaunaisiais ir važiavau į ten tas pažiūrėti. Jo, kaip sekasi ten, beje, nuotaka man už tai padėkoju. Pradžiuginau. O aš šiemet turėjau koordinavimą, ko jau tikrai dabar jau nebeimsiu nuo kitų metų ir nuotaka buvo įspėta apie tą vedėją, nes aš su juo esu susidūrusi, tai žinau, kaip jisai dirba, sakau, nebus gerai, žinok. Sako, o kodėl? Sako, aš nežinau, kokia gali būti situacija, bet sakau, aš žinau, kad tai yra nenuspėjamas žmogus, tai yra, žmogus nesusikoncentravęs, ar ne, į pačias tas vestuvės, labiau gal į tai, ką jisai papildomai daro. Aš nenoriu kažkaip čia pasakoti, ar ne, kad jūs nesuprastumėt, nes nesinori kažkaip ant visos Lietuvos to vardo pasakyti. Aš labai tikiuosi, beje, dar ką labai noriu pasakyti, kad nepamirščiau, kad jeigu jūs kažkada patenkate į tokią situaciją su tokiais tiekėjais, kurie jūs apgauna, paveda ar kažkaip tai pasielgia, tiesiog parašykite tą atsiliepimą arba tikrai griežtai elkitės su tais. Taip, reikia viešinti tokius dalykus, nes aš žinau, kad apie tą vedėją tikrai yra
ne vieni jau skundėsi ir tikrai visi žino, ką reiškia dirbti su juo ir kaip jo tas elgesys, jo galbūt neatsakingumas ar ne, bet taip trumpai, kas įvyko, nes jau dabar išsiplečiu ar nelabai, tai jis atvyko, susistatė aparatūrą, su manim normaliai net nepasisveikinęs, išvyko, man nežinant, į kitą renginį. Ir man jo reikėjo su juo pasikalbėti, aptarti programos pasikeitimus. Ir aš jo neradau prie jo didžėjus ir sakau, kur yra vedėjas. Sako, tai dabar būsiu vedėjas aš, ta prasme. Tai sako, vedėjas išvyko ir grįž 9 valandą. Sakau, ar jaunieji yra apie tai informuoti? Sako, taip, yra informuoti. Okei, jaunieji informuoti. Tai, žodžiu, pasirodo ves didžėjus, kuris matosi, kad neturi tam patirties, tiesiog žmogus matęs, tas pats, kas aš, žinai, pasiimčiau mikrofoną ir eičiau vesti. Grįžo jaunieji, vyksta jaunųjų pasitikimas, aš ten atėjau dar batus nuotakai, perdaviau, persiauti ir nuotaka sako, kur vedėjas. Sakau, gi jo nėra, jis išvyko, jis grįž tik 9 valandą. Ką? Sako, aš šito nežinau, pasirodo, jis neinformavo jaunųjų, neinformavo manęs, tiesiog paėmė, naglai išvažiavo ir vedė šventę vedėjas. O žmonės ne šiaip vedėjas samdėsi, jie samdėsi būtent tą žmogų, ar ne? Todėl, kad jis yra pakankamai Lietuvoje, turbūt žinomas, bent jau čia tam mūsų... Vestuvių rate, taip. Taip, ir vestuvių rate, ir Lietuvoje, manau. Ir dar bus keletą metų žinomas. Tai vat, nesinori sakyti to vardo pavardės, jeigu kažkada kažkas apie jį manęs klausia, aš papasakosiu šitą istoriją, bet man pasirodė tai labai negražu ir nuotaka buvo žiauriai pikta, jos nuotaika buvo maks nukritusi. Visai bandžiu aš ją ten nuraminti, jinai pati matėsi, bando pasikelt nuotaiką, bet tas toks nusivylimas ar ne, didžiulis vis tiek tą nuotaiką smugdo. Ir aš jau buvau išvykusi, kada vedėjas grįžo. Sužinojau, žodžiu, kad jau ten jis išpirkinėja kaltes, kaip man filmuotojai parašė. Ir su nuotaka kitą dieną pakalbėjau, sako, aš nepaliksiu to blogo atsiliepimo. Nors aš manau, kad tai yra blogai. Nebūtinai tas blogas turi būti jau toks magžinai blogas, kur tu ten tu tiesiog gali pasakyti, man viskas buvo gerai, bet šita dalis, kad jis neįspėjęs išvažiavo ir buvo tokia ir tokia situacija, tikrai reikėtų tai pažymėti ir turėtų būsimi klientai tai atkreipti dėmesį. Ir aš žinau, kad ne vienas tikrai žmogus dabar turės vestuvės su šito žmogumi ir žinant to žmogaus situaciją, ar ne, ji yra pakitusi galbūt nebūtinai dėl jo kalties, bet tiesiog tas, kad jisai neįspėja, čia yra labai blogai. Prie ko linksam, jeigu apibendrinant turiu minį, tai tiek jiem, manau, kad nekvailiausiam reikia informuoti apie kažkokius pasikeitimus, nes, aišku, nemalonu tai sakyti, bet kartais reikia tai patiems bus ramiau arba bandyti galbūt net kolegiškai kažkaip įspręsti bendrą dalyką. Mums yra tekę būti ir šį sezoną, aš labai trumpai, pavyzdžiui, barmenai pamiršo piramidės taurės, jie mums paskambino, mes atvežėm jį, mes visi buvo happy, niekas nepastebėjo, tai kągi. Taip, vieni kitus dangstom ir, ne tai, kad dangstom, tiesiog. Kaip tu sakai, ištraukti ir geriau, kada visi yra informuoti ir, ar ne, ir tie patys klientai, kad jie nebūtų staigmena, kad žmogus, kurį tu užsisakei, neatvyksta. Tai čia... Dabar labai, nežinau, aš šitos situacijos nežinau, aš tavęs klausiau, kas čia per situacija, bet man įdomu, kaip įsprendėt. Nežinau, kad Pagėgiuose, sudegė bažnyčia, labai būdim už Pagėgių maldininkų. Ir pasirodo, ji buvo restauruojama ir kažkas ten ir yra susiję ir su darbininkais. Nenoriu skleisti jokios informacijos. Nenoriu skleisti neteisingos informacijos, nes nepatikrinti faktai, bet gali būti, kad nuo neatsargaus elgesio ar ne su ugnim tas gaisras ir įsiplėskė.
Nu, tai kaip, tai jaunieji buvo šokę, jie bandė prisiskambinti kunigui, faktas. Aš kažkaip ramiai priėmiau tą situaciją, nes, sudegė, yra tų bažnyčių, tikrai, aš įpratusi esu situacijas ar ne tokias force majorus priimti ramiai, geriau galvoti, ką daryti, negu ten pergyventi, žinai, kad kažkas atsitiko. Tai kadangi aš turėjau, man atrodo, tą savaitgalį vestuvės ir aš negalėjau su jaunaisiais ten labai daug kontaktuoti, dėl kažkokių priežasčių, pati dabar tiksliai nežinau, bet perėjom į kitą bažnyčią, žodžiu, pats kunigas prisėmė atsakomybę, kurioje nori bažnyčioje, toje ten visoje Žemaitėje gali sutuokti. Tai dabar šitas vestuvės vyks Švėkšnos bažnyčiai su Pagėgiu tuo pačiu kunigu. Taip. Tai turime, nėra padėties bei išeities. Taip. Linkim Pagėgiam nuo jos bažnyčios, nežinau, jeigu renka kažkas lėšas, informuokit, pasidalykit. Taip, gali tikrai parengti Pagėgių bažnyčią, gal čia žiūri šiaip žmonės, kurie yra iš ten kilę ar susituokę toj bažnyčiai, tai galim tikrai čia tokią akciją padaryti. Apie geriausią sezono vestuvės. Kokias tavo buvo? Žinok, tiksliai nepasakysiu, nes, visos, turime, kaip sakyti, tam tikros turėjo šarmą. Turėjau šiemet rašyti vienai šventės vietai, kad leistų man kitą savaitę dirbti toje vietoje. Nes turėjome vieną dieną, tiksliau vieną savaitgalį turėjom toje vietoje vestuvės. Galbūt... Ar ta sodyba randasi netoli Vilniaus? Taip. Ar ta sodybos vardas yra iš S raidės? Ar ten tu triukšmakėlį ir gavai pizdako? Aš kėliau, nemeluosiu, savo nuomonę normalų garsą. Gavom suplanuotojam laišką iš sodybos savininkės, kad buvo per garsiai ir tą planą reikėtų koreguoti. Tai paskambinau, atsiprašiau, dar kartelį paklausiau, kaip turėtų viskas vykti. Įvyko vestuvės, viskas tvarkojo, išvedžiotas vestuvės, viskas buvo ledas. Jis buvo savaip labai smagios. Nes nuotaka gavau labai gerą tokį atsiliepimą, kadangi ceremonijos metu grojo Gabrielius Vagelis ir dainavo, Gabrielius Vagelis ir gavosi taip, kad jis persirenginėjo vienoje aikštelėje ir aš kaip tik nuotakos paprašiau, kad jinai atvažiuotų į tą aikštelę, taip, tiesiog iš kitos pusės. Jis persirenginėjo, nuotaka yra labai didelė Gabrieliaus fanė ir jis tuo metu ten, nežinau, ar marškinius persirenginėjo ar ką ir prieš ceremoniją išgirdau ir jis sako, ačiū Aurimai, aš nelabai supratau už ką, bet supratau, kad patiko jai vaizdas. Kai mes turėsim vestuvės su Baumila, aš norėčiau, kad tu mane pakviestum būtent, kai Baumila rengės. Taip. Gerai. Tai va, vienų sezono vestuvių neįskirsiu, tikrai turėjom vestuvių smagių, turėjom tokių, kur 2 valandą ateina pas didžėjų, jaunikiai sako, iš karto iki 6 pratesimai. Gerų atsiliepimų gavom vakar, gavom iš jaunų atsiliepimą, kad net ir mažai žmonių, bet atrodo, kad rodom tą patį. Bet tu pastebėjai, kad pradėjo žmonės labai dalintis atsiliepimais, nes anksčiau kažkaip būdavo šito mažiau, o dabar atrodo vos ne iš kiekvienų vestuvių visi tiekėjai, žinai, gauna. Nes tikrai buvo, aš prisimenu, toks tarpas, kada žmonės, tiesiog galvo, tingi ar, tiesiog tu padarai savo darbą, tai padarai. Pas mane gal šiek tiek kitaip yra, dėl to, kad aš labai kalbu ir prieš vestuvės, ir po vestuvės su jaunaisiais, tai man dažnai gaunas taip, kad jie pasako kažkas, man yra įdomu, kas būna blogai, kas būna gerai. Pipipiu, kas blogai dar. Tu pats šiaip dažnai paklausi. Man įdomi, kokia nuomonė yra. Gal mes rimtai gal kažką liūdime. Šiaip aš irgi, aš ir privalau turbūt parašyti, būdama planuotoja, kas gerai, kas blogai, jo lab, kad aš ten bendrauju kartais net 2 metus su jaunaisiais. Tai normalu, ar ne, pasiklausti. O ką apie šį sezoną galiu pasakyti, tai man buvo labai daug gerų irgi emocijų ir nors ir nesinori išskirti, ar ne, tų vestuvių, kurios buvo geriausios, bet aš tas trečiadienio vestuvės
išskirčiau tuo, kad buvo tikrai Max jau gera programa ir ar ne buvo tikrai nemažas biudžetas tų vestuvių, kada mes galėjom parodyti ar ne tiek dekorą, tiek garsas, apšvietimas, tiek mes turėjom 2 grupės, žinoma renginių vedėją, tikrai žinoma didžėjų. Tai žodžiu, viskas buvo Max super gerai, tai vat todėl aš kviečiausi į šitas vestuves Algirdą, kad truputėlį pafilmuotų užkulisius, nes pagalvojau, gal įdomu žmonėms pamatyti, ar ne, kaip vyksta tas planuotas darbas. Aišku, nežinau, kiek Algirdas jo nufilmavo, kiek pagavo tokių svarbių momentų, bet tikiuosi, kad kažkiek bus žmonėms aiškiau, ką veikia ta planuota. Tai eikim pirmiausia, pažiūrėkim, kaip tas vestuvės vyko. Pasižiūrim, o jūs komentaruose rašykit, ar jums tokie dalykai yra įdomus, ar mes tiesiog veltui gainėjom operatorių po pusę Lietuvos. Taip. Sveiki, mes atsiradome Kaune, mano planuojamų vestuvių dienoje. Šiuo metu esam Rotušės aikštėje, dar truputį pačilinom su Gustė, o tuo pačiu, kas vyko Varnupės sodyboje, matėte, kad jau yra padekoruota ir ruošiasi techninis personalas. Dabar mes laukiame prie bažnyčios svečių ir atvykstančių jaunųjų ir pamatysite, kas vyks toliau. Tu pasėdėk dar iki pat, kol visi svečiai sueis ir aš pasakysiu tau viską. Visi galite eiti į bažnyčią, mano 2 tie nešiai duodat man rankytės ir einam. Aš jums viską papasakosiu gerai, ką daryti. Aš jau žinau. Oho, kokie nagai, kur čia nusipirkai to? Čia mano iš Dubajus brolis man nupirko hergą, kurio bus vestuvės, kaip mano brolis. Tai va, jaunieji ceremonijoje, visi svečiai suvesti, viskas tvarkoje, šiek tiek traumelių. Ir dabar lauksime, kol baigsis ceremonija. Ir po ceremonijos mesime žiedlapius, taip pat šioje bažnyčioje reiks juos mums susišluoti. Nežinau, kaip mes tai padarysim, bet bandysim, gal vėjas mums padės. Ir tada skuosime į šventės vietą, kad būtume greičiau nei svečiai. Va, labai gerai. Tai va, mano darbas čia jau po ceremonijos baigtas, dabar svečiai truputėlį pasveikins jaunuosius ir vyksime visi į šventės vietą. Gerai, tai dabar vyksta pertraukėlė mums, kol vyksta sveikinimai ir vokelių susirinkimas iš svečių. Deja, ne aš jo šį kartą susirinku, nes turiu kalbinti Mantą. Labas vakaras. čia tokio nejaukumo bus šitas intervas. Čia aš specialiai taipgi. Labas Sveta. Čia iš tikrųjų mes taip nėra, kad nejaukiai taip kalbam, čia dėl to, kad mus filmuoja. Tai tiesiog turiu galimybę pakalbinti Mantą, nes vis tiek mes čia nieko neveikiam šiandien, nei dirbam, nei svarbus esam nieko. Tai tiesiog Mantai, ar tu esi matęs mūsų podcastą apie vestuves? Taip. Kurį?
Kur apie vedėjus kalbėjot? Kur apie vedėjus? Jo. Nu, su vedėju kalbėjot. Su Aurimu kalbėjot. Su... Mes Aurimu visą kalbą. Nu, aš nežinau, aš įsijungiau tą, kur kalbėjo, nežinau apie Gerai, vedėjų. o apie ką kalbėjom? Nu, apie šventę, apie vestuvę. Gerai. Gerai, čia dabar kvizas visgi, Gerai. ne, kas nori Jo, būti jo. milijonierium. Nu, gerai. Dabar tada Klausinėk paklausiu. normalių klausimų, kokios sostinės yra ar kažkas tokio. Ne, aš klausiu. Dabar pažiūrėsim, ar Mantas Bartuševičius pažįsta vestuvių rinką. Ok, nice. Ar žinai Na. kainas? Kieno? Visų. Drąsiai sakyk, kieno pasakysiu, Drąsiai. visus išduosiu. Gerai, tavo kaina? Be mano. Gerai, ne tavo kaina. Gerai, ar tu žinai? Jessica Šai, kas 3000 eurų. Ne. Ne, juokauju, Oi, ne, juokauju, ne, juokauju, ne, 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 ne. Labai ne. Kas yra šitas žmogus? Aurimas. Cinkutis? Ne, Cinkutis. Ne? Cinkutis, ane? Dabar parodome žiūrovams. Nu, Žiūrovai, ar jūs matote? Matai, įdėsi Cinkutį. Įdėsim cinkutį. Ne. O šitas? Žiogas. Žiogas. Aš tiesą sakant, Ar žiogas? Žiogas. Ir iš tikrųjų tiesiog žiogo kaip gyvą nuotrauką. Jo, aš čia padedu. Nežinau šitų. Bet atrodo, kad jie būtų Pagalvok. vedėjai, bet už pigiau. Bet nežinau tikrai. Pigus tokie labai, Atrodo ar ne, kaip- atrodo. Šiaip atrodo kaip ubagai man jie būdu, tiesą sakant. Nenoriu nieko išduoti, bet šiek tiek turi vyrutis kairė, turi šiek tiek padugnės bruožų. Aha. O kokia galėtų jau būti kaina, kaip manai? Aš manau, kad jeigu mokėtų kažkas 1,5, tai jau permokėtų, manau. Ne, iš tikrųjų jie moka, kad juos piestų. Ok, jo. O žiogo kokia kaina galėtų būti? Aš dabar čia, tuo metu, kai aš buvau beįeinas į vestuvių rinką, vestuvių vedimo rinką, aš prisimenu, kad man visi sakydavo aplinkui, su kuo susitikdavau, kad čia žiogas vedė vienas vestuvės ir visi tokie, žiogas vedė vestuvės. Tai aš tuo metu, kai pradėjau maždaug, tai žiogas buvo, aš nežinau, pikė kaip ten skaitos, bet jis tuo metu labai labai topinis vedėjas buvo. Žiogas, nežinau, kiek metų yra pikė. Nu jo, true that. Ir jisai po to dar, man atrodo, sudalyvavo, nežinau, kas ten žvaigždžių duetai buvo ar kažkas tokio, tai jisai vėl po to iš naujo atsiskleidė. Tai dar jisai teleloto, žinok, veda dabar. Sorry, aš ne visus dalykus žiūriu. Nebandai milijoną laimėti? Ne, aš manau, tokia Gerai. pati tikimybė O kiek laimėti, jeigu turi bilietą ir jeigu neturi. Tas Aurimas galėtų kainuoti daugiau ar mažiau žiogą? Blemba, Mokėtum tu jam 100 eurų? Jo, 100 tai mokėčiau, bet ar antrą 100 mokėčiau? Ne, aš spėju, kad aš esu girdėjęs apie gerų atsiliepimų, tai manau, kad jis geras vedėjas yra. Gerai. O šitas? Čia yra... Čia Gečas? Taip. Dieve, kaip programuotas. Žiūrėkite, kaip jisai žino viską. Jisai matė šitą savo nuotrauką, kad jisai ten tiek Jo, čia aš programuotas. iš jo Facebook'o esu. Ok, jis nėra, parodyk nuotrauką, jis nėra toks gražus realybėje tikrai. O kiek Gečas gali kainuoti? Gečas gali prašyti 2000, bet kas ją mokės tiek? Nežinau. O šitas? Šitas yra... Dabar, ar čia Jonas ar Rolandas, nežinau. Ne, Rolas. Bet Rolas turbūt nebelabai veda vestuvės. Ne, jis labai mažai jau jų. Gerai, dabar toks yra labai sunkus klausimas ir tu turi dabar būtinai jį teisingai atsakyti. Okay. Lietuvos vestuvių planuotojų top 3. Gerai, tai... Teisingas turi būti. Jo, tai be abejo. Taip, aš dabar galvoju tiesiog, ką antroji ir trečioji vietoje įdėti. Tai įdėsiu antroji. Šiaip daug dirbu ir niekada nesiskundžiu su Karolina, su Mėginyte. Su jie fainos vestuvės būna. Man tiesą sakant labai faina, pavyzdžiui, ir su Mante dirbti, nes mes labai kažkaip susivaibinę, jinai tokia paprasta, mes gerai sutarėm, tai tokie jaučiasi, kad aš ir jos vestuvės irgi vedžiau, jinai irgi organizatorė, tai it's a match. Tai... O pirmoji vieta? Ne, tai be klausimų absoliučiai. Teisingai. Vagonė. Gerai. Dabar patikrinsime, ar tu žinai, kaip atrodo tos planuotojas. Vagonė. Ar vagonė? Taip. Gerai. Čia.
Oi, palauk, kad tai Sekrendo bičias pusnogis stovi. Oi, sorry. Ne. Šitas. Ten buvo parašyta tiesiog, kad... Žinau, neseniai mane į draugus Facebook'e pakvietė. O dieve, kokia gėda. Bet aš nežinau, tiksliai neprisimenu. Kaip liūtas vardas. Kaip liūtas vardas Simba? Ne, būtų keista, jeigu Lietuvai duota vardas Simba. Kaip liūtas. Litas? Ne. Liutauras Galinis, jo. Taip. Gerai, dabar apie fotografą. Žinai, kokiu fotografu? Jo, žinau. Kas šiandien neveda, o kas fotografuoja. Tas ilgais Bet beveik plaukais. jis ir veda. Tas ilgais plaukais? Beveik ir veda. Blackas, Joe Blackas. Taip. O vardas jo koks gali būti? Džočiui, Jonatanas. Jo, kažkas tokio. Rimtai? Ne, Juozas. Juozas, aišku, kad Juozas. Gerai. Dabar apie kitus fotografus, kurie šiandien nefotografuoja. Kas šitas bičelis? Šito bičelių šiaip turim labai daug vestuvių kiekvienais metais. Tai šiais metais neišimtis ir sulūkų daug turim. Taip. O šitas? Tai čia tas, kur šiandien. Jo. Norėjau prigauti. O kas šita? Kokia gėda dabar bus, tas vaikas seniai turėjo. Bet graži. Labai žiauriai graži. Mane žiauriai graži. Aušra Numavičienė. Jo, papa. Jenė, ne? Bet išsiskyrus. Bet tu man tai vedęs. Jo, vis pamirštu. Gerai. Tai dabar dar čia Aurimas liepia paklausti tokio klausimo. Daugelis žymių vedėjų sako, kad nelygis yra vesti vestuvės. Ką manote, Mantai, apie tai? Klausiu manęs dabar šito klausimo prieš pradedant vesti vestuvės. Aš tai manau, kad lygis. Lygis, bet man atrodo priklausomai, kaip jas vedi. Jeigu, nežinau, čia aišku ilga labai filosofija, bet tol, kol tau rūpi ir kol pačiam patinka, viskas yra gerai, bet kai pradedi haltūrint, tada nežinau, ar lygis vesti yra, ar lygis iš kitų pusės, kad tu vedi, jeigu tau nerūpi ir jeigu tavo vienintelė korta yra tai, kad tu žinomas esi tiesiog. Man atrodo, dar šiaip yra, kokias vestuvės vedi ir kaip tu vedi, ne? Jo. Tai kelia ir tavo lygį, tiek vestuvių lygį. Tai ką, man tai mums turbūt to ir reikės eiti dirbti. Jo. Aš paleidžiu tave. Jį viskas? Jo, rašau 10 tau. Ačiū. Visai tu čia, žinok, galvojau, kad bus blogiau. Bet aš tau šiandien sakiau užkulisiuose, aš kažkaip visą laiką manęs, kai klausė, kiek laiko aš vedu, aš taip iš lempos visą laiką atsakau, kad ten turbūt kokius 5 gal metus ar kažkas tokio ir aš sakau, neseniai atsisėdau ir pasiskaičiavau, kiek metų aš vedu, tai aš jau kokius turbūt 12 arba 13 man šitas sezonas. Bet tikrai niekas negalvoja, kad tu tiek metų. Aš pats negalvojau, kad aš tiek metų jau vedu, bet aš, kai dabar pasakėjai apie tai, kad priklauso kokios vestuvės ir ten, tie visi, ar yra organizatorės, ar nėra, ar kaip apskritai atrodo visa šventė, kiek profesionalų ir koks neprofesionalų, koks santykis maždaug. Tai aš prisimenu, tos mano pirmosios vestuvės, tai būdavo, man būdavo žiauriai keista, aš imdavau kokius ten 300 litų ir vienu metu gal po antro sezono aš galvoju, ką dar aš galiu padaryti geriau, nes man atrodo, kad aš absoliučiai viską moku. Ką dar aš galėčiau kitaip daryti ir kodėl kiti ima ant tiek daugiau. Ir dabar aš pagalvojau, aš norėčiau susitikti tuos žmonės, kuriem aš vedžiau ir labai nuoširdžiai atsiprašyti, kad aš taip dariau per jų vestuvės. Tai tu turi progą? Aš žiauriai atsiprašau savo pirmųjų, aš tikiuosi, kad jūs dar kartu, nes aš nenustepčiau, jeigu jūs visi išsiskyrėt po to, kaip aš jums pravedžiau vestuvės, bet ten labai blogai buvo. Bet tai čia pirmi tie metai iš metų ir tobulinės, pamatai kažkokių dalykų, kažką integruoji į savo programą ir tada ta patirtis daugiau turbūt. Nežinau, kiek tai yra žinomumas, turbūt, kad kažkas dėl to ima, bet patirties nemažai prikaupęs ir tu jau, kai susiduri su kažkokiom situacijom, aš žinau, kaip ją įspręsti, man jau jinai buvus yra. Jo, bet buvo tokių vestuvių, kur aš buvau vedėjas, tada didžėjus, tada pats savo kolonėlės tampydavau. O, jo. Šalia, dar dabar gerai prisimenu, šalia Raudonės pilies, neprisimenu tik sodybos pavadinimo, bet jo, visko buvo. Kokia, kaip dauba. Kaip dauba kažkas panašaus, nes šalia daubos. Ačiū man, tu kaip. Ačiū labai, ačiū. Visą geriausią. Varau padaryti dar vieną vidutinišką šventę. Turėjai pasakyti aukšto lygio. Aukšto lygio vidutinišką šventę. Aukščiausia. Jo. Let's go. Viskas, einam. Tai šiandien vestuvėse didžiajauja
tikrai žinomas Lietuvoje didžėjus. Dainininkas. Aidas Mačionis, kas žinote Naktigonę, tai tikrai žinote jį, jo bajeriukus karantino metu. Mes su draugėm visada stebėdom jo Instagramą, nes jisai labai daug keldavo. Taip mane susiradai, ne per tą burbulą, aš atsiradau per tą. Aš ir susiradau per burbulą ir kaip tu stebėdavai savo kaimynę. Ajo, buvo dar viena rubrika labai graži, gaila įsikraustė. Įsikraustė, ne? Gaila, sėd, nebeturiu ką dėti. Ai, bet buvo šikelis, man atrodo, paskutinį tą, kur jau tuščias balkonas ir nieko nebėra. Jo, buvai. Tai kaip mes čia atsidūrėm toj pievai, galvojam apie žiogą. Aš čia sau ganiausi po visą pievą, numušinėjau savo stresą prieš renginį. Tai tu esi matęs mūsų podcastą? Aš girdėjau, kaip vis komandos prieš tai klausinėjai, tai aš žinok priešingai, aš nematęs, prisipažįstu. Bet jau žiūrėsi jau? Jau dabar jau pasižiūrėsiu, nes mane filmuojat, tai norėsiu pasižiūrėti, kaip čia atrodžiau ir kas atsakinėjau, atsiųskit nuorodą ir būtinai. Bet tu turėsi pirmą visus pažiūrėti. Ir tada savo? Ir tada tik tais paleisim su tavim. Gerai. Tai aš turėsiu atsiskaityti dar po to. Taip, aš tavęs paklausinėsiu klausimų, kaip Mantas man neatsakė. Nes Mantas irgi sako, žiūrėjau, bet man atrodo iš šio atsakymų suprast gali, kad jis nežiūrėjo. Tai tik vienas yra klausimas, žinai, kas šitas yra vyras? Būčiau sakęs, kad čia aš labai panašus į mane. Tikrai panašus į mane, tik jis atrodo vyresnis. Tai čia turbūt tas Aurimas? Taip. Ne? Ai, tai va. Apie kurį čia visi kalba. Tu gal pavardę, žinai? Ne. O vestuvių planuotojai top 3 kas tau yra? Vestuvių planuotojai. Aš gal nereitinguosiu, kas ten pirmas, antras, trečias, top 3 tiesiog pasakysiu. Tavo top Veta, 3. Sandra Baltilapai ir Vagonė. Mano irgi, žinau. Ką? Mano irgi. Ir tavo top 3? Taip, geras. Sandrutė. Atitiko. Jeigu aš planuočiau savo vestuvės, turbūt, kad Sandros prašyčiau. Ok, perduosiu. Taip, jinai tą žino, man atrodo. Okay. Tai šiaip, kodėl neimčiau Bartuševičiaus? Nes tu Simonas vestuvės vesi. Neįdomu jau, reikia kažką, bet mano vestuvėse nebūtų vedėja. O tu dalyvausi vestuvėse, kur jisai ves? Jo. Čia kur dabar bus ar kažką? Taip. Kur aš laukiu. Aš noriu būti svečias. Labai geras jausmas, tai labai. Tai tiesiog, kas tau yra aukšto lygio vestuvės kaip didžėjai, ar ne? Jo, aukšto lygio vestuvės tai turbūt, kad aš galiu kaip pavyzdį parodyti šitas vestuvės, ką mes šiandien turim. Tai jo, kai būna bent jau viena grupė, bent jau vienas gyvas grupės pasirodymas ar atlikėjo, kuris vyksta, žinoma, su planuotoju arba organizatorium vestuvės. Ir kur tu didžėjas? Graži sodyba ir patinka, kai būna daug žmonių. Nuo 60. Tai va čia yra aukšto lygio vestuvės. Tai super, mes viską šiandien padarėm. Taip, aš manau, kad tai einam žiūrėti, kas čia gero tada vyksta, ne? Važiuoja. Davai. Tai ačiū Mantui ir Aidui už duotą interviu. Dabar mūsų reitingai turėtų pakilti, tikiuosi. Bent jau 2 žmonėmis tai tikrai, nes Mantas sakė žiūrės, Aidas irgi dabar pradės žiūrėti mūsų podcastą. Matėte mūsų šventės užkulisius. Šiuo metu baigėsi sveikinimai, jau žmonės sueis į salę ir vyks šventė, vakarienė, o po vakarienės bus 2 koncertai šiandien. Kaip matėt, vedėjas yra Mantas Bartuševičius, kurį labai mėgstu ir manau, kad daugelis iš jūsų jį mėgstate. Toliau programoje bus Jessica Shai ir grupė 6-9 dangui. Tai tikrai labai fainos ir tikrai vertinčiau kaip aukšto lygio vestuves. Ir dėja, negalėsime parodyti jums šios šventės užkulisių daugiau, todėl kad vis dėlto tai yra privati šventė ir ją paliekame tiems žmonėms, kurie ją susikūrė. Taigi, iki.
Grįžom, kągi, Ar ogi. džiaugiesi, kad Bartuševičius yra matęs mūsų podcastą? Aš šiaip norėčiau, kad ponas galėtų pasidalinti šiaip. Šiaip, jeigu matęs, tai galėtų ir pasidalinti. Taip, o jūs, kad yra ponia, kaip geras. planuotoja, tai galėtumėte jam parašyti, kad jeigu matęs, tai pasidalinti. Tai šiaip Žadėjo pasidalinti. jisai va šitą tai tikrai sakė žiūrės. Ir Mačionis šitą žiūrėsgi sakė. Tai laukiam, kad pasidalinimą. Tai mes tikimės, kad pasidalins, nes aš esu netgi Bartuševičiaus planuotojų top 3. O jau kai jisai tave žino, tai iš vis čia yra. Ja, tarimai, wow. Wow. Siunčiu, ne tą, kur mano sūnus pamatė 3 karalių plakatą ir sako, čia tas, kur tavo podcastą. Ja, tai galite mane sutikti. Mane galite sutikti taip, arba Klaipėdos Akropolė, arba Bartuševičiaus paklauskit, kas yra vedėjas. Taip, jis jums papasakos. Jis jums papasakos. Gerai, važiuojam su klausimu. Kiek liko vestuvių tau dar šiemet? Man liko 4. Vienas dirbsim kartu. Vienas dirbsim kartu. Tai 4 jau šiaip esu šiek tiek, nu ne šiek tiek net, bet tikrai prisipažinsiu, kad esu pavargus, nes kaip vedėjai ten gali turėti 40-50, tai planuotojai yra šiek tiek kitaip, ar ne? Tai Taip. Jau pradėjo sąžinę graužti, kad mažokai laiko galiu skirti kitų metų planavimui. Nu, vis tiek norisi į einamasias tas vestuvės koncentruotis, tai tikrai noriu daryti maks ir jau jaučiu tą nuovargėlį, jau norisi nusipirkti kokią kelionę, save, žinai, užsimotivuoti, bet šiaip sakau, džiaugiuosi žiauriai šituo sezonu, jis yra normalus, ne 40 vestuvių, ačiū Dievui kaip pernai, bet yra tikrai normalus skaičius, kiek aš buvau ir užsibrėžusi turėti, nežinau, ar būčiau galėjusi imti daugiau. Jeigu būčiau paėmus, nežinau, ar nesigailėčiau tuo, tai... Gal mūsų šiandien čia nebūtų? Gal mūsų šiandien čia nebūtų. Tikrai, žinok, Aurimai, nebūtų, nes aš buvau nustebinta, kad mes studijoje podcastą filmuosime. Klausimas buvo, ką veiksim baigę sezoną? Aš tai trobų įsirenginėsiu. Tiksliau žiūrėsiu, kaip darbininkai renginėja. Aš tai mokymus vėl darysiu vestuvių planuotojų, podcastą darysime. Ne, podcastas jo. Tada noriu pakeliauti ir pailsėti. Knygų paskaityti noriu. Čia tas geras dalykas. Aš tikriausiai irgi galvoju, kad reikia su komanda susijęs biškį programą atsinaujinti, nes lapkričio gruodžio mėnesiais mes vis dar siunčiam jauniesiems namų darbus, tai reikia sugalvoti, ką reikia pakeisti. Ir tada jau ruoštis dalykėliam. Ir ar greit pildosi kiti metai? Pildosi. Jau realiai turiu pusę tiek, kiek esu užsibrėžusi turėti. Tai kaip sakiau, nebeimu tikrai koordinavimų. Šiemet turėjau 2 koordinavimus. Ir, nesakau, kad aš jų gailiuosi, bet man tiesiog dėl tų pačių priežasčių, apie ką prieš tai pasakau, man dėl to nepatinka koordinavimą imti, nes aš niekada nežinau, kas manęs laukia ir kaip dirbs tiekėjai. Ir mes kažkada esam labai senai kalbėję, kad tu niekada negali žinot, kad žmonės nesupras, ar čia ne tavo planuotas vestuvės. Taip, yra ir ta pusė, šiaip, aš kaip vakar irgi sakiau Instagrame, vestuvės nėra apie planuotą, tai nėra tik apie planuotą. Planuotą daro tai, kas patinka jauniesiems, vis tiek jaunųjų žodis visada yra paskutinis, tai jeigu kažkas kažkam nepatinka, tiesiog, tai yra ar ne skonio reikalas ir čia nieko nepadarys. Ok, tai jo, pas mane yra apie 20, tai mano tikslas kitų metų, turime tarp 340, tiksliau, pasilaikyti, tai manau visai važiuojam, kaip tik važiuojant ketvirtadienį, jeigu neklystu, į vestuvės gavau iš jaunikio skambutį, tai šiandien turėsiu pokalbį ir sakė, kad mačiau visus epizodus. Tai galėsiu kitose vestuvėse, kitam podcast'e pasakyti, ar patvirtino. Labai faina, kad žmonės žiūri. Ir nežinau, ar gavai tas vestuvės, kur mūsų podcastą žiūrėjo Amerikai, kur klientai gyvena. Nuoširdžiai, dar reikia pasiskambinti.
Ai, da pats nesutvarky, bet šiaip labai faina, va, Amerikoje gyvenantys žmonės žiūri mūsų podcastą. Tai šiaip smagu turime, jeigu turit kokių klausimų, tai drąsiai klauskit, pasidalinkit ir tas labai svarbiausia, o mes tenksime daryti podcastą, tikėtina, kad reguliariai, nes išeis tiek apie šventės vietą, epizodas 1 rugsėjai, tiek podcastas rugsėjai išeina, tada tikėtina, kad jau spalį kažkas išeis, turime, o kita mūsų pokalbio tema bus sutartis, nes kaip tik spalį būna suėdimas. Taip, kaip tik dabar šiuo metu, manau, daugelis pasirašinėjate sutartis, tai bandysim kažkaip nesausai papasakoti apie tą sutarčių situaciją, kas yra svarbu, nes šiemet irgi beje darydama konsultacijas susidūriau su tokiais dalykais, kad net sutarčių nėra, tada tiekėjas paveda, tada tik tai sau galiu už tai padėkoti. Tai ką? O mes norim padėkoti. O mes norime labai padėkoti Laurinui Martinkui, kad jisai jau antrą kartą mus pasikviečia, priima. Nepasikviečia, mes šiaip įsiveržiam naglai jo studiją. Ištraukė užpakalį, nes aš nežinau, Algirdai, mes prieš kokią savaitę prašym, mes važiavom su Algirdai vietos filmavimo, tai filmuojam podcastą, kur filmuojam, tai pas Martinku, tikriausiai su Martinkom nesuderinę, tada paprašym, kad tu parašytum. Jis priema, tai ir aš žinau, kad aš kitais metais dar su juo dirbsiu, tai iš viso. Irgi dirbsiu. Tai labai labai smagu, tai ačiū. Tildų studija, tai vadinasi. Taip. Tai atvažiuokit čia yra visko labai gražaus, va, susipažinsit su Laima iš arti. Taip, jau jinai bus be mano švarkelio. Čia, wow. Tai iš labai arti galėsite su jas susipažinti. Tai ir ačiū, komentaruose rašykit, laikinkit, dalinkitės. Ir davai nepraleidžiam tų savo skaičių, kurias turim. Mums yra labai smagu, kad mūsų podcastas yra žiūrimiausias vestuvių podcastas Lietuvoje ir tokių ir likimo mes sugalvosim, kad būtų jums įdomu.